Labą dieną, su jumis architektas Marius iš projektavimo studijos Kubinis metras. Tęsime temą apie sienų konstrukcijas. Šiandien pristatysiu ir trumpai pakalbėsiu apie karkasinius namus. Karkasinės sienos Lietuvoje po truputį populiarėja, atsiranda vis daugiau kokybiškai dirbančių statybininkų, todėl tenka suprojektuoti jau ne vieną karkasinį namą, tuo pačiu ir A klasės ar net aukštesnės. Karkasiniam namui naudojama mediena gali būti kelių rūšių. Tai gali būti tiesiog statybinė mediena, pjauti medienos tašai, džiovinti būtinai gamykloje. Tuomet tai gali būti klijuota mediena ir kompozitinės sijos, kurias sudaro medienos tašai ir tarp jų naudojamos plokštės, metalinės, OSB ar kitokio tipo. Dažniausiai renkama statybinė mediena. Čia ir pristatysiu trumpai realų mūsų darytą ir jau statomo namo projektą. Matome jau surinktą pilnai karkasinį namą, sienas, stogą, perdangas. Taigi sienos sudarytos iš horizontalių tašų ir ant jų besiremiančių vertikalių statramsčių, kurie vėliau vėl viršui surišami horizontaliais mediniais tašais. Langų angos perdengamos vėlgi tą pačią statybinę medieną, nereikia kažkokių ypatingų ar kitokių sijų. Tuomet galima surinkti medinę karkasinę perdangą, ant jos remti toliau karkasinę medinę sieną ir ant jos jau galiausiai stogą, ką matote ir mūsų suprojektuotam name. Karkasinio namo statramsčiai vėliau užpildomi šiltinimo medžiaga, gali būti akmens vata, gali būti eko vata ar kitokio tipo šiltinimo medžiaga. Čia nenaudojamas, svarbu pabrėžti, putų polistirenas. Tuomet statramsčiai surišami plokštė, tai gali būti OSB plokštė. Iš vidaus šilumos medžiaga apsaugoma gario izoliacinė plėvele, užsandarinama, o iš išorės apsaugoma vėjo izoliacinėm plokštėm arba vėjo izoliacinė plėvele, difuzinė plėvelė dar kitaip vadinama. Karkasinio namo apdailai naudojami ventiliuojami fasadai. Tai reiškia, jie turi oro tarpą tarp vėjo izoliacijos ir fasado apdailos. Todėl tinkuoti fasadai su karkasiniais namais rečiau projektuojami, nors tokių sistemų galėtų būti. Svarbiausia karkasiniame name yra kokybiška sausa mediena, kokybiškas statybininkų darbas ir pats svarbiausias pastato užsandarinimas, kad šiluma iš vidaus neišeitų per plyšius, o iš išorės nepatektų į vidų šaltis. Kitose video siužetuose papasakosime apie stogus ir galutinai palyginsime mūrinę ir karkasinės sienų konstrukcijas, privalumai, minusai ir aišku kaina.